Sveiki, mėly Habar televizijos žiūronai. Čia su jumis laidelė Šiukšliuokime rūšias. Labai norėčiau jūs pakviesti pasižiūrėti, kaip aš pabandysiu pakalbinti mūsų Šiaulių miesto prisiekusius ekologijos fanus, kurie papasakos, kaip jie mėgsta šiukšliuoti rūšias. Gyvenime visi mes mėgstame ir susidurime su rūšių šiukšlėjimu. Šiukšlių rūšiavimu. Ir dabar mes jungiamės tiesiai į bulvarą. Man prašau, va ten šitą, kuris ką tik numetė šiukšlę. Čia į studiją. Prašom. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs jaučiatės dabar gerai, kad pasielgėte šitaip? Kaip? Numetėte šiukšlę? Kada? Kur? Va štai ką tik. Įrodykit. Yra nufilmuota mūsų medžiaga ir mes jūs sugėdinsim prieš šitą tautą. Taigi, norėčiau, kadangi jūs sugėdot jau, norėčiau jūsų paklausti. Ką jūs galvojate apie šiukšlių rūšiavimą? Ar tai yra svarbus dalykas? Taip, svarbus. Kodėl jūs taip manote? Nes jeigu pradėsim mesti šiukšles visur, kur papuola, tai sudarys didelis šiukšlynas. Taip. O tai kenkia gamtai? Taip. Ačiū, kad pripažįstate savo klaidas. Nu reikia, kadangi padariau tai, prisipažįstu. Tai gal dabar pažadėsite prieš visus mūsų meluosius Habar televizijos žiūrovus, kad daugiau taip nebedarysit? Tikrai pažadu, daugiau nebešiukšlinti. Rūšiuosiu šiukšles. Kodėl jūs vis dėlto manote, kad yra svarbu šiukšliuoti rūšias? Na, jeigu nešiukšliuosim rūšias, tai iš tikrųjų gyvensime betvarkėje. Reikia pastatyti visas šiukšlės į joms skirtas vietas. Mieste pilna konteinerių, kur tai galima padaryti. Bet likimo ironija, kad tarp tų šiukšlių rūšių atsiranda ir žmonių nereikalingų tuose konteineriuose. Ir norėčiau jūsų paklausti, galbūt norėtumėte ką nors palinkėti žmonėms, kuriems dėl to yra nusiteikę prieš šiukšlių rūšiavimą. Na, jeigu jau atsiprašau, rūšių šiukšliavimą. Ar jūs dalyvavote šiukšlių rūšiavime, rūšiuojate šiukšles? Namie taip. Ir koks jūsų požiūris visą tai? Na, manau, reikia tausoti žemę, žinoma, taigi ištekliai baigėsi. O dalyvavote akcijoje Darom 212? Ne, dar sako, nežinau, kada vyko. O šiaip būtumėt prisidėjusios prie to? Galbūt. Niekad neteko dar, atleiskit. Ai čia prie savęs, taip rūšiuojame. Ir manote, tai reikalinga mūsų visuomeniai? Nu, paprastai man gal taip. O dalyvavote akcijoje Darom 212? Ne, neteko dalyvauti. Pritariu, aš jau senai rūšiuoju. Tai labai geras dalykas, visi turėtų būti tokie sąmoningi. Tiesiog ranka nepakyla popierių mesti šiukšliadėžę. Šiaip reikia galvoti apie ateitį, kad vaikams paliktumėm kažką biškį po savęs gražesnio, tvarkingesnio. Aš pritariu, aš už. Tik nežinau, kaip dabar tuos gyventojus čia rūšiuos, kurie rūšiuoja, kurie nerūšiuoja. Šitas klausimas man neaiškus. Nes kiti mano kaimynai ir draugai nerūšiuoja. Aš irgi labai pritariu tam ir tai iš kartu disciplinuoja žmonės, sakyčiau, ir prie kultūros pratina ir labai skaudu žiūrėti, kad kiti atsainiai tai vis tiek dar žiūri ir nesistengia taip daryti, kaip yra jau bandoma pratinti žmonės prie tos kultūros, tvarkos ir taip toliau. Aš pati tai asmeniškai jau rūšiuoju, dedu į atskirus maišelius ir visiškai tai yra jau įsisąmoninta pareiga tarsi man jau. Ir paraginčiau visus kitus taip daryti. Iš tikrųjų, gyvensime gražiau, bus visiems maloniau ir kai aplinka bus švari, tvarkinga. Ir tai tik tai sveikintina iniciatyva yra. Ir visi taip turėtume daryti.
Ši pamoka man padėjo suprasti, kad rūšiuodama šiukšles aš padedu gamtai. Rūšiuodami šiukšles ir mesdami plastmasę į geltoną konteinerį mes prisidedame prie žemės išsaugojimo. Mesdami popierių ir kartoną tik į mėlynai konteinerį, Mes prisidedame prie medžių išsaugojimo. Stiklo tarą metame tik į žaliąjį konteinerį. Taigi dėkojame, mėly Chabar Babur televizijos žiūrovai, už tai, kad prisijungėte prie mūsų pamokėlės, kaip reikia rūšiuoti šiukšles. Nepamirškite, kad jeigu šiukšlinate, kenkiate ne tik savo, bet ir gamtai. Perdirbtos žaliavos gali išsaugoti mūsų gamtą.